Šaukštas proto. Iš asmeninio dienoraščio 2000 kažkelintų metų balandžio 19. Šiandien kastuvas yra mano burtų lazdelė ir mano katana. Tikslas yra aišku gera savijauta, bet šalutinis rezultatas yra ir naujas lysvės visų vaivorykštės spalvų pupelėms, kukurūzams ir moliūgams, nes juk negaliu nepabandyti 3 seserų, o dar kažkur reikės įkurdinti visas kitas fėjas. Apžiūrinėjus sliekus ir sraiges, urvelius ir kurmiarausius, vertinu žemės juodumą ir pumpurų dydį. Visos mano lego detalės yra savo vietose. Mano mintys teka lygiai ir kryptingai. Aš netgi nujaučiu, jog derybose tarp nugaros ir dopamino pasiekėm reikšmingo progreso. Akimirkai pasvarstau, jau keli tūkstantąjį kartą. Kažin, kaip čia būtų, jei vis tik būčiau stojus į biologiją. Gal būčiau kaip Pardagastas? Gal kaip tik lygių minčių ieškočiau kokiam nors programavime. O gal viskas būtų lygiai taip pat. O gal net nesugebu įsivaizduoti, kaip būtų buvę. Bet jau žinau, kad čia kelias be rezultato, todėl tiesiog paleidžiu skristi šitą mintį pavėjui. Rytoj bus nauja diena ir nauji plotai. Rytoj bus saulė ir šiluma. Rytoj bus kaip bus. O šiandien yra gerai. Šiandien manęs dar laukia vakarienė, vynas, knyga ir muzika. Jaučiu, kaip per retai sustoju ir galvoju, kaip gerai, kaip šviesiai, kaip kryptingai gyvenam. Netobulai, nebe kritikos vertų akimirkų, bet iš esmės, iš principo, nuostabiai. Turim saulės, turim žemės, turim sėklų, knygų, muzikos ir bendraminčių. Ir turim laisvę su visu tuo daryti tai, kas mums kelia džiaugsmą. Gyvenime buvo tiek daug, ką jau čia, šimtmečių, kai taip nebuvo. Ir ne taip jau seniai. O gyvenimas juk yra gražus, ar ne? Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Nuorodą registracijai į konsultaciją rasit po kiekvienu įrašu. O mane rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto arba gyvai Vilniuje Goštauto gatvėje. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.